Aš manau, kad taip. Aš manau, kad mes taip gal vangokai įsivažiavome ir ne viskas taip paprasta atrodo, kaip kad čia galėtume manyti. Buvo įdėta daug darbo, daug energijos. Mes palaipsniui vis pridėdavom gynybai ir puolime žaidėme kartu. Manau, kad vėl gerai pataikėm, bet žaidėm žymiai agresyviau negu kad pirmose rungtynėse. Vėl nelemtas trečias kėlinys, esu patenkintas, kaip mes pradėjome. Pradėjom silpnai. Ir gerai, kad laiku susizgrybom ir tas virto toksai, jeigu, kaip pasakyti, kaip į tą, kaip gniūžtė, žinote, kad eina nuo kalno sniego, ar ne, tai toks mes tikrai atkarpą apsigynėme labai gerai. Manau, kad atidirbo tam buvę aikštelėje visi žaidėjai ir tempas buvo labai aukštas. Mes uždavėm tą tempą, mes jį išlaikėm. Ir praktiškai trečiam kėlinukį nusprendėm tą rungtynę baigti. Buvo gražių momentų, aš manau. Tai ir kalbant apie taiklumą, kaip aiškintumėte jį, ar čia pasitikėjimas, ar gal silpnesnė gynyba Lenkų, ar sėkmė? Truputį, ne tik kad sėkmė, truputį, pasakyti, jie stengiasi, galbūt, aišku, reikia paminėti vis tiek, kad manau, kad mes esam, turime ilgesnį suolą, mūsų žaidėjai, kurie eina nuo suolo, mes yra stipresni negu kad jų, sakysim, keitimai. Bet gal po truputį tas žaidimas atsiranda, mes pradedame mesti tuos metimus, kur visi tikisi, mes aktyviau atakuojam, galima įsireikšti, lipam ant lentos. Reiškia, mums nėra tai baisu, jeigu mes pramesime, mes dar atsikovojam kamuolį, bet tas yra labai svarbu ir visi metikai yra. Kažkada tai turi pataikyti. Jeigu geras metimas, mes čia yra krepšinis ir tokia sporto šaka, jeigu neįmesi, tai tiek neapsiginsi, 0-0. Lygių rinkų futbolo nėra čia. Sakyt, trečiam kėlinyje aš labai supykot ant Manto Kalniečio ir po to jį pakeitėte, jis ten kažkokios neapsigynė ar kas nestiko? Matote, žaidėjas yra trenerio dešinioji ranka. Ne tai, kad aš ten supykau, bet aš manau, kad ten ne vieno Manto buvo klaida, bet pasakyti, daugiau mes. Negaliu sakyti, kad mes kažkaip atsipalaidavę, bet pati pradžia. Lengvi 2 taškai iš po krepšio, klaida puolime. Tai mes duodam šansą iš karto varžovams per 1 minutę sugrįžti 5 taškus. Visai ne apie tai kalbėjom ir matau, kad nėra tos kontrolės ir teko minutės anksti nesinorėjo imti. Vis tiek tas prarasti minutę, nežinai, kaip gali toliau ir sprendžiau, kad išleisti Šarūną, kuris sutvarkė su reikalus. Bet minutės nepaėmėt ir tada viskas pasikeitė ir sportavot, berods 15-2. Tai iškentėjau. O su Paulium viskas gerai ar ten? Jam įspyrė, kažkaip susidūrė su keliu jam į raumenį ir jisai taip nesijautė, žinote, tos rungtynės, kad jį aukoti. Mums neblogai sekėsi be jo, buvo šansas kitiem pažaisti toje rotacijoje. Tikiuosi, kad ten tik sumušimas ir mūsų gydytojai padarys viską, kad jisai rytoj galėtų padėti mums. Ar tas ritmas, agresyvumas, tas greitis jau kažkiek iki to, kaip buvo Turkijoje, tarkim? Aš manau, kad jūs taip pat buvote Turkijoje, jūs matėte, jūs irgi galite atsakyti. Aš manau, kad taip, momentais mes, manau, kad labai kibiai agresyviai gynėmės ir neleidom varžovams mesti lengvų metimų ir metė per rankas ir taip toliau. Tas tempas buvo tikrai aukštas. Rytojus dvikova su turkais bus sudėtingesnė? Neabejonės. Kuo abejonės? Tuo, kad Turkijos komanda su visa pagarba Lenkijos komandai, Britanijos komandai, jie yra aukštesnio lygio, jie turi patyrusių žaidėjų, turi visko, ko reikia aukšto lygio komandai.
Tai dar dėl Marijono. Yes. About the Turkish team, I said that the Turkish team is a great team and it will be very difficult for us tomorrow. I will see. I have to find. It's my job. Tai ir dar apie Marijoną Petravičius šiandien nežaidė ir mes apšilinėjom kažkokios problemos ar? Kaip pasakyt, kol kas nieko nenoriu komentuoti. Truputį yra, pasakyti, kai bus aiškiau, kol kas mums gerai buvo proga pataupyti, jisai bus reikalingesnis. Bet čia nugara, koja, ar irgi nesakysit? Kada mes žaidėm su Britais, mes tik pačiam gale pastebėjom, kad Arčibaldo nėra. Ir iki šiol nežinau, kodėl jo nėra. Čia yra karas, laikykit paslaptis, visi neišduodate. Gerai. Jono Valančiūno žaidimų patenkinti. Jonas dar kaip jaunas, jisai karščiuojasi, neranda teisėjai, truputį tai karesnė, jisai turi suprasti. Pasakyti, turi suprasti, būti kantresnis. Aš jam tą sakiau, būti kantresnis, bet jis išėjo ir minučių, aišku, jisai gali dar geriau. Žinau, kad jisai gali dar geriau. Ačiū, treneri. Ačiū.